Šiandien keliaujam įdomiausius Skauda vietas. Kelionę pradėsim nuo didžiausią Žemaitijos nacionalinį parką Pelkės, kur įrengts Barstytalių apžvalgos bokštas. Toliau pažintiniu taku keliaujam ant Auškalnį, nuo kurio atsivervaisi tolumas ir stūksa įdomiausi akmenys. Nenustebkit, čia sutikiant žuliaujantį Žemaitijos raganą. Pravažiaudami užsuksim prie antrą pagal dydį kaštoną Lietuvo ir paparčius senoji jau dalksnį. Negalėm nesustoti prie barstyčių įžymybių, katros liudija aplinkinių vietovių legendas. Kol toliau, daug gražiau, atvykom prie didžiausio Lietuvo barstyčių akmens. Didžiausias kūlis, saulės simbolis ir poilsio erdvės. Čia yra Skaudė yra ir seniausia istorinių šaltinius paminėta veida – Apaulis piliakalnis. Un katru auga 100-metė ąžuola ir kiekvienas metas rugpjūtį mėnesį vyksta Apaulis festivalis. Negalėm neužsokti į Žemdirbį muziejų, katram gal pamatyti senovinis klėtis, įvairiausia technika ir kitas įdomybės. Norit ramybės gamtuo, tada keliaujam prie Truikinų šaltenį, kur į žemės trykšt gėls vandau ir girdas vandens tekėjams. Toliau keliaujam į unikalų Izidoriaus Navidanską parką, kur galėsite apveizėti įvairiausius augalus, pasivakščioti po parką ir pasimėgauti ramybę. Po tokios kelionės reik gera pailsėti, todėl maršrutą užbaigsim Luobas vienkiemyje, kur įrengti unikalus apartamentą, pirtis, mėgtamieji, džekuzį, o išėjus į lauką girdas paukščių čiulbėjams. Norit tikslaus kelionių maršrutą? Nuoroda komentarus.